Nu kągi, sveiki visi peilių mėgėjai, peilių čia tikrai nėra daug, nors paroda yra milžiniška, tai kad pabandysiu apibėgti trumpai tai, ką aš radau. Biškį pakomentuosiu, jeigu bus įdomu. Nu va, pirmas stendas yra Pumos, tai yra vokiečių gamintojas, labai daug serijinės gamybos, lenktinukų tokių klasikinių visokiausių. Rankų darbo nieko nėra, yra tik, man atrodo, 2 ar 3 gamintojai. Čia tokia super turbo klasika jų. Neišrankus, vienu žodžiu, vokiečiai peiliams, tai tikrai įma tai, kas yra. Čia yra Pakistano. Labai daug įvairiausių variantų ir ne tik Pakistano, yra ir kiniečių. Masinė labai serijinė gamyba. Peleninė iš damaskinio plieno. Taip, čia toks biški rimtesnis stendas Bokerio. Daug labai įvairių, čia jau VIP segmentas. Lenktinukų visos asortimentas. Work Sharpo pusė. Ir vėl. Gamintojas žinomas. Taip, čia yra vietinės peilių gamintojas, bet dizainas toks irgi prie brutalesnių. Kažką daro, yra kinietiškų lenktinukų, matyt, dileriauja irgi. Čia pakistanietiška Damasko gaminiai, labai skirtingų dizainų. Nu va, čia į stendą sudėtelę, kad gražiau atrodytų, bet realiai tie patys peiliai. Čia iš vis diko po 15-16. Nu va, čia yra Lenkų meistro, prie jo toj prieisim, tai va šitie tokie rimtesni. Čia toliau irgi masinė gamyba. Nu va, čia vietinis kažkoks liaudės meistras. Jo dizainai labai specifiniai. Hello. Pagrinde virtuvė. Vienas high-techinis meistras, vietinis. Nu vat kažkas čia panašaus jau į peilių rankų darbo, bet tokia labiau EDC, gal kažkiek yra ir virtuvinių. Čia vėl žinomas gamintojas, iš kur aišku. Čia vėl tas pats. Atrodo labai gražiai, bet dėja praktiškumo biški trūksta. Ну и вот čia įdomesnis. Трошечки пофільмує для своїх людей, які інтересуються, добре? Відео. Ну va, čia tokie rimtesni jau darbai, matosi ir skonis, ir stilius. Kainos aišku irgi atitinkamos. Pirmą kartą žmogus šiandien biški teko pakalbėti. Čia paprastesni peiliai, čia gražesni. O, pasirodo yra ir lietuviškų gamintojų. Tai čia yra lietuviai, pasirodo. Gamina universalius tokios lenktinukus. Ir turi kastumo. Aš čia Lietuvos darau apžvalgą. Va, toliau vėl
Įtarimas yra, kad kiniečiai, bet vėlgi uždėtas Miyazaki. Yra labai panašus Lietuvoje Kamazaki. Nu, tai realiai tas pats, tik tai logo uždėtas. Tai, kad iki rankų darbo iš tikrųjų irgi toloka. Tai Shiro Koba. Nu, va čia jau panašu į kažką tai rimtesnio gal. Japoniško netgi. Mit einem hölzernen Griff tatsächlich. Also zum Beispiel, wenn es jetzt nicht, vielleicht kein Holz ist, aber hölzern aussieht. Nu ką, dar biškutį anoji pusė. Ir kaip ir viskas bus. Va čia yra stendukas dar su galandimu. Okay, after a few minutes. Čia yra galandimo, tormakai labai geri aparatai. Tai matyti yra atstovybė. Kastailė, įranga papildoma. Mobilus pakankamai nedidukas. Nu va. Čia tokie irgi iš įdomesnių, bet nu irgi labiau serijinė gamyba. Šitas žinomas brandas, aš esu jį matęs, restauravęs net senovinius peiliukus. Kaip čia jis vadins, Otterknife. Kažkada buvo patekę pas mane tokie keli antikvariniai. Nu čia toks vat irgi gamintojas įdomus vokietis, bet dizainas aišku skonio reikalas. Žymus galastuvai, bet negaliu atsakyti dėl autentiškumo. Gali būti, kad originalai, bet gal ir ne. Ir dar biškutį turime čia prie pėlinės temos, tai yra mediena, kaukazietiškas riešutmedis, bet čia daugiau orientuoti visi į buožės, todėl gabalai labai dideli. Kaina gabaliuko normaliai tokia. Tiesiai iš gamintojo ženkliai pigiau. Va, ir čia, man atrodo, paskutinis bus kažkoks irgi vietinis gamintojas, kažką tokio irgi brutalaus. Primena šiek tiek Varšuvos parodą. Bet neaišku, kaip čianai, ar paklausus tokie dizainai. Nu va, čia mažesni, čia steikiniai, virtuvė. Štai tokie vat reikaliukai. Nu, čia vienas tik tai kamputis, nuotraukose pridėjo didžiulis stendas. Ten kažkur 7-8 milžiniškos salės, pagrindė drabužiai, aišku, pagrindė yra technika visa medžioklinė. Daug labai va tokių visokių odinių, labai daug iškamšų va štai tokių užsakomųjų kelionių į medžioklės, bet mūsų temos nėra daug. Nu tai va tiek žinių. Ačiū uždėmesį, iki.